kažką atleisti reikia, ne? Ne. Pirmas įlipimas. Ta prasme, jį pakelia ir... Jo, supratau. Manau, kad pirmai pradžiai gerai ir nieko nereikia. Pedalai. Jo, pedalai, viskas tvarkoj. Tai aš manau, kad pirmai pradžiai... Okay. Nu tai jo, pajausi biškai. Jo, pirmai pradžiai nesukam galvos. Tai dabar diržus tada iš karto galim pasižiūrėti. Man atrodysim kaip Kelmės ralį su Mini Cooperiu važiavom. Šonuose tai reikės tikrai atleisti. Kas bus? Sakau, kaip Kelmės ralį važiavom su Mini Cooperiu panašiai taip pat bus. Abudu. Romantiškai. Kaip jaučiuosi? Ką žinau, pirmas planas tilpau, po to žiūrėsim. Dar reikia tavį talpinti. Ruošia. Spalvos irgi panašios. Kaip Hyundai'aus. Toli nuo spalvų nepabėgsim. Aš manau, kad gerai. Valiau, žinai, kad bus pasivažiuok, paskui varysim dar įdimumą, daugiau prasuksim. Gerai. Dabar prasuk dar, žinai. Tai dabar iškart čia žemyn gali gal, paskui ten pakils į viršų.
Kaip ta pirma diena? Didelis smėlio dėžė, bet va, Labai gerai. pavežiojo fainai. Nu ką, pirmą ratą pravežė Arūnas. Parodė, kaip kas vyksta, kas kuo yra valgoma, kaip matosi iš vairuotojo, kaip matosi iš šturmano. Nes vienu momentu būna, kad kaip vairuotojas gali matyti, o kitų momentų atrodo per metrą mažiau sėdi nuo tavęs, bet šturmanas daugiau mato negu vairuotojas, o būna atvirkščiai. Tai visokių tokių navigavimo klausimų labiau pasimokėm negu važiuot, žinai, bet gavom tokios patirties, kurios turbūt kitur negausim. Jo. Tai šiandien diena baigės, technikai saugojom, tai nesukūlėm, nesudaužėm, nesulaužėm kol kas nieko, žiūrėsim, aš manau. Laukia dar 4 dienos Šiaip va. minimum. Tai va, viskas, iki.